Sveiki visi, šiandien aš kaip ir žadu daryti vėl savo pamokėlę, kurioje šiandien jau kalbėsiu apie OBS, nes vienas žmogus pakomentavo po mano senų video, po kuriame aš rodžiau kaip pagreitinti Windows 10 ir jis pakomentavo, labai mane pagyrė, kas mane labai nustebino. Aišku, buvo daug ir kitų gerų komentarų, kurie mane, žinoma, labai motyvuoja. Ir jisai manęs paprašė padaryti video apie OBS. Ir sakau, nu, kodėl ne? Davai, pamėginkim, nes aš kiekvieną savo šitą video filmuoju su OBS-u. Ir, nu, nežinau, galim pamėginti. Taigi, pradėkim, nuo ko aš galiu pirmą pasakyti. Taigi, visų pirma, visi, kurie filmuojat su OBS, tai žinoma, galite nueiti šitą mano video, paliksiu linką pačioje description'e, kad visų pirma turite pasidaryti savo Windows, nu gerai, nesvarbu kokius Windows turite, nu gerai, turit ne Windows 10, turit Windows 7, tai vis tiek pažiūrėkit šitą video, nes Windows 10 nuo Windows 7 nedaug kas skiriasi ir beveik visi būdai, man rodos, tinka, aš kiek žiūrėjau, tai beveik visi tinka, tai pamėginkit, tai tikrai visų pirma turi pagreitinti su kompiuteriu. Taip. O ką toliau galim padaryti, tai kai pasileidžiam savo OBS, dabar visai nesiveikia, dabar aš filmuoju, mes galim nueiti savo test managerį ir čia surandam OBS-ą per Windows 10, reikia dar tuo pačiu nueiti į paspausti Go to Details ir tada randam čia savo OBS-ą, turbūt exe būtinai. Ir čia galim set priority to high. Uždėti šitą. Ir tai kaip ir, nu kas žino, suprant anglų, tai priority, tai svarba, tai uždėsi aukščiau, nu ir pagrindinė kompiuterio gali sukiš visą į OBS ir jisai veiks žymiai greičiau. Ir kai filmuojat daugmaž žaidimus, kai juos filmuojat, tai reikia irgi, tas set priority yra gerai dėti ant žaidimo pačio, bet kai filmuojam jį, tai dėti reikia ant OBS, ne ant žaidimo. Tada kokybiškiau bus nufilmuotas pats žaidimas. Toliau. Dar, galim. Jeigu turit vaizdo plokštę, kuri overclockinasi, kaip yra mano, turit turėti programą, turim turėti štai MSI Afterburner. Galėsiu palikti description'e kaip šią programą atsisiųs, bet turbūt visi žinot, nėra čia labai kokia ypatinga programa. Ją atidarome. Atidarom ir su ją galime overclockinti savo vaizdo plokštę. Ir nežinau, labai persistengti su overclockinimu reikia, nes galite sugadinti savo vaizdo plokštę, bet pamėginti galima šiek tiek padidinti. Ir kaip padidinat, būtinai klausotės savo kompiuterio darbą, žiūri temperatūrą, kad neperšoktų labai. Na, klausotės viskas, ir jeigu viskas gerai, nereiškia viskas gerai. Ir tai, nu, pagreitina kompiuterio darbą. Va, su šitais va, galite slankėti čia. Spaudžiate šitą ir viskas aplainas. Bet aš paliekau mano overclockintų šiek tiek, originaliai stovint 700 ir 810, aš pasidaręs ant 800 ir 850 ir man viskas veikia, viskas gerai, va, temperatūra nėra labai didelė, nu ir normali tokia ir man taip ir padėjo tikrai. Toliau, ką mes toliau galim padaryti ir toliau einame į patį OBS-ą. Jeigu va dabar aš filmuoju savo ekraną, čia visokios nesąmonės dėl to, kad aš jungiu OBS vienu metu filmuojant, čia nekreipiu dėmesio tai, bet kai filmuoju naudoju display capture, tai yra paprasčiausias dalykas. Bet, jeigu aš filmuoju žaidimą, galima duoti tą patį display capture, bet tai sumažina kokybę ir labiau lagina tada. Ką reikia padaryti? Tai reikia pasimti add ir game capture. Kai gaunam add game capture, čia nieko nedarom, spaudžiam OK, išmetam šitą langelį, čia pasirenkam capture specific window. Mums reikia capturint
daugmaž mūsų reikiamą žaidimą ten. Kaip aš filmuoju LOL'ą, tai va, man reikia LOL'o, gerai. Mum reikia LOL'o, tai pasiimus Capture Specific Window. Tada ir čia išmeta, va, pas mane dabar kas paleista, pas mane paleista gerai, pas mane paleista muzika, paleista chromas ir vien iš jų pasirinkus, daugmaž pasileidžiam Groove Music ar ten Chrome, ten kažką, dabar nežinau, man atrodo dabar neveiks ar kažkas tokio, bet turim čia rasti, pasileidę savo žaidimą, tai daugmaž LOL, aš žaidžiu LOL, tai pasileidžiu surandu LOL. Bet dabar jo neranda, nes jį nėra įjungtas. Ir pasirinkam čia, nu ir tai žymiai yra žymiai geriau. Čia, o tą reikia būtent padaryti. Nes štai aš filmuojusi čia scene. Pirmą sceną ten aš filmuosiu, ten ir pas mane žaidžiantis Game Capture ir aš filmuosiu Game Capture. O kaip tai padaryti yra biškai sudėtinga, nes pavyzdžiui man tai buvo sunku, kažkaip nerado pačio to žaidimo. Tai ką man reikėjo padaryti, tai ateit ant OBS Studio, nueiti Properties, nueiti į Compatibility, į šitą panelę, Run this Program Administrator. Aš man neimsiu, nes man neveikia, kažkaip nebereikia, atsinaujinu, viskas dabar veikia, bet gali pas jūs lygiai tas pats būti. Reikia uždėti Run this Program Administrator, būtinai. Ir dar reikėjo uždėti Run this Program Compatibility Mode for Windows 7. Šitą užsidėjau ir dėl man viskas veikia. Iš pradžių man nerado žaidimą, bet dabar man nieko nieko nekeičia. Bet galite pamėginti, jeigu jums iš karto nesuras žaidimą. Bet ir visų pirma, tai pamiršau paminėti, tai svarbiausia dalyką, kad visų pirma reikia įjungti OBS, tada įjungti žaidimą ir tik tada įras. Bet jeigu įjungsit OBS, kai jau žaidimas yra įjungtas, jo neras. Tai va taip būtent. Ir tartum, jeigu kažkas nepavyks, tai galite parašyti komentarus, tikrai padėsiu su mielu noru. Toliau, ką mes galim padaryti, toliau einam tiesiai prie nustatymų. Mano kaip kompiuteris nėra iš tų pačių geriausių, dėl to nustatymai mano yra tokie paprastesni ir kur, kokybė viskas per visą kertą, bet, be lago filmuoja, bet gerai. Aš streamint nestreaminu, todėl einu iškart į recording. Dabar nieko man keist neleidžia, nes dabar pas mane vyksta filmavimas. Todėl, kai pirmą kartą gal įsijungiat, tai einat į recording ir pasirinkat būtinai Advanced Output Mode, turi būti Advanced. Ir čia, nežinau, galit pasidaryti pat kaip ir pas mane. Tik tai pasirinkat recording format, man reikia MP4, nes aš viską editinu su Sony Vegas, gal jums reikia kažkokio kito formato, bet MP4 yra toks, standartinis. O toliau čia viską, encoder, viską galit padaryti taip pat. Ir output galit, nežinau, pasidaryti mažesnį, didesnį, aš pasirinkau tokį patį, koks mano ekrano, viskas tai pasirinkau, kad vis tiek kokybės nors geresnės. Tada Rate Control Black CBR, bitrate, nežinau, aš pasidaręs viską mėginau labai daug, bet man labiausiai tiko 2500, tai galite pasidaryti, prisipstikau taip, buffer size 0, čia viską 2 ir CPU usage. Ir kaip? Kuo eina žemiau, tuo naudoja, man rodos, daugiau CPU, tuo daugiau naudoja CPU ir labai persistengti nereikia, nes gali per CPU kirsti ir gali pagadinti dar kažką, tai geriau nerizikuoti. Pagrindiniai yra ultra fast, super fast, very fast. Per šitos trimis. Aš einu per vidurį, man gerai labai tinka per vidurį. Jeigu kompiuteris lėtesnis, einat ultra fast. Bet tai ir iš karto kerta per kokybę. Tas labai kniža. Bet va, einat super fast, very fast. Išmėginkit, tiesiog per visus, tai nepatingėkit, išmėginkit per visus tris, kuris labiausiai tinka. Profiles tačiau high, bet jūs galite pasilikti main. High, main, irgi čia reikia, kiekvienam kompiuteriui reikia labai mėginti savo. Išmėginti, nes kiekvienam kompiuteriui yra savai. Ypač sudėtingiau, kad turi prastesnį kompiuterį, tai dar reikia labai knysti. Tad čia viską palikau, audio palikau bitrate 192, nežinau, man kaip ir gerai. Čia audio nieko nekeičiau, nežinau, čia rašo, dabar viskas active, bet tai dėl to man nieko kas neleidžia ir panašiai. Ir uždėjęs aš
FPS value 59, tai nėra mažesni, man rodos, jo, yra mažesni, bet FPS yra labai svarbus dalykas, dėl to FPS neleidžia. Pasidedu ant 60 ir palieku. Jis yra gan toks svarbus dalykas. Tada čia downscale filter, tai čia kaip ką jisai daro, tai tas vaizdas būna tatučiukas neina. O šitas kaip tik padaro, kad tai vat yra toks kaip filtras ir va šitą sharpina. Tai tipo, kad nudžiūtų, padarys daug. Reikia per šitos, reikia pašokinėti ant vieną kompiuterį, nes jeigu labiau sharpina, daugiau naudoja CPU, daugiau gali laginti, bet reikia pamėginti. Ir, nu bet šitas labai daug ko nekeičia, todėl aš pasirinkau šitą bikubį, man nežinau, man jisai labiausiai patiko viskas. Labiausiai reikia į output ir va čia pagrindinė. Vaikščiot per šitą ir bitrate gali biškai keitinėti, biškai gali. Ir tiek, čia daugiau, nežinau, viską palikau tą patį. Nieko čia labai, tiktais, nekeičiu nieko, nu čia hotkeysti, čia tas pats. Na, toliau viską kaip ir turi žinoti. Jeigu kodą paminėjau, viską bandžiau padaryti kuo greičiau. Tai jeigu nepaminėjau, tai gali parašyti komentarus, kad kažko nepaminėjau. Tikrai būtinai padėsiu, gal padarysit per naują video. Kažką tikrai komentuokit ir viską padėsiu, arba jeigu turit minčių, kad dar pamoką padaryti, jeigu jums tai patinka, būtinai pakomentuokit. Tikrai padarysiu kokią pamoką, man nėra sunku ir jeigu jums tai padeda, tai man tai džiugina. Mėgstu padėti žmonėm, tai tiek. Gerai, ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitame video.